Sveiki visi, kol mano hebra valgo, noriu nufilmuoti, ką čia mes šiandien darysim, kol čia tylu ir ramu. Mes šiandieną darysim tai, ką aš labai seniai norėjau pabandyti ir kas man yra labai gražu, padaryti štai tokius raides arba kažkokius paveikslus iš raidžių. Ir čia yra mano bandymas ir vaikams pavyzdys, B raidė. Ir tada aš klausiu jų visų, ką jie norėtų daryti. Tai Bernardas sakė, kad nori daryti medį, Teodoras nori mašinos, Marijonas nori daryti savo raidę, dar tada padariau Teodoro raidę ir Kristopo raidę. Galvoju, priklijuosim, tada turėsim visų vaikų po raidę. Tai, ką reikėjo padaryti iš pradžių, tai aš net nežinau, čia tokio paveikslams piešti kieto drobę aptraukto kartono, reikėjo nusipiešti M raidę ir aš vaikams neteisingai pasakiau, kad galite piešti su flomasteriais, bet paskui pažiūrėjau, kad jeigu užtepi klijų ant flomasteriais piešto, tai jie terliojasi, dėl to vakar atsisėdus užpiešiau su akrilu ir foną ir tai, ką jie buvo nusipiešę. Nes neteisingai pasakiau, tai paskui viską perdariau. Tai va, tai yra su akrilu nupieštas paveiksliukas, ant kurio mes klijuosim sagas. Esu paruošusi visas sagas, čia stovi visos sagos, jie turės išsirinkti savo spalvos sagas, skirtingų dydžių. Klijai, paprasti klijai, teptukai ir laukia ilgas kruopštus darbas, nes čia iš tikrųjų reikia daug kruopštumo. Žiūrėsim, kaip čia seksis. Štai pirmasis atbėgo Teodoras. Teodorai, klijuosi mašinytę, taip? Taip. Tai kokios spalvos yra tavo mašinytė? Salios. Ne, mėlynos. Pažiūrėk, mėlyna mašina, taip? Mėlyna. Tai tau reikia paimti indelį ir prisirinkti visokių mėlynų sagyčių, visokio dydžio iš visų mano sagyčių. Ne, aš noriu vakar. Čia žalia. Tedulį reikia prisirinkti mėlynų sagyčių. Ir čia klijuosi mėlynas sagytės. Tu tada nedarysi? Tai nori, kad tavo mašinytė būtų žalia? Taip. Nu gerai, tada padarysim, kad būtų žalia. Ne, aš nenoriu šito. Aš noriu kažko kito. O ko tu nori kažko kito? O kur jos buvo? Čia jos buvo padėtos. Tai gal tu savo raidę darysi, oranžinė tokia? Taip. Gerai. Teodoras sprendžia, ką jisai darys. Teodoras klijuoja pats, prisipylė klijų ir puikiai savo gali dėlioti sagutes į klijus ir puikiai jam pavyksta. Šaunuolis, Teodorai, kaip gražiai tau gaunasi. A ne? Taip. Liuks. Bet kai man nepavyksta, tai aš nervuoju. Tu nervuojasi, kai tau nepavyksta? Taip. O čia klijai. Nieko tokio, paskui nusiplausi. O pas tave ant žando kažkoks padažas, ką valgiai? I am ready. Atbėgo Bernardas. Tai, Bernardai, pasiimk savo paveikslą, savo nusipieštą medį. Ir turi pasiėmęs indelį, prisirinkti savo iš visų sagų, tokių sagų, kokių spalvų yra pas tave indeliai. Gerai. Kokių sagų pas tave yra nupieštas medis. Taip, tai ką reikia daryti? Reikia išsirinkti sagas tokios spalvos kaip raidė arba panašios spalvos ir klijuoti taip jas, kad liktų kuo mažesni tarpai. Reiškiasi, mums reikės skirtingo dydžio sagyčių ir skirtingo dydžio mes klijuosim. Teduli, kur man dėt sagą? Čia. Čia, va padėt. Oi, kokia gera saga. O, kokia graži. Va, renku skirtingo dydžio sagytės ir klijuoju. Ir visas darbas. Teodorui tai manau, kad yra ganėtinai sudėtinga. Bet pažiūrėsim, kaip čia gausis. Palauk fotiką. Tikrai. Nieko nenufotografavom. Ne. O Dieve, tuoj, ačiū, kad priminėjai. Gerai. Už ką? Už ką? Kada darysiu vakar. Parduosi savo paveikslą šitą? Taip. Dar čia? Ne, nu viskas. Bet čia va Mama, jau viskas. Kur viskas? Palauk, reikia mašiną. Kame ten liko? Dabar mašiną tu. Kame ten Ten liko? Kristupui galėsim O padaryti. kita? Birutės jau padaryta. O Kristupo. tavo? Man mama neparašė mano raidės. Kristupui filmuoji? Mama man išleda iš kraštų.
Tai mažesnės sagas pavyks. Nieko tokio. Nieko tokio. Nu, čia tu labai didelės sagas padėjai, bet va, žiūrėk. Va taip padaryk ir mažesnė šalia. Nieko dar paskui tai neklijuoji. klijuosi tada. Bet gali man nuvalyti. Čia nieko nebuvo. O čia? Dabar va žiūri, mažyk. Dar leik man klijų. Tau dar reikia klijų? Taip. Tu dabar šit čia raidės pridėk. Rasas sėdi. Ne, Tai man- gal- Baba, čia taip, kad tai. Taip, labai gerai. Super. Tik tai čia dar turėsi šaukti. Mano super masina. Mano super masina. Taip. Bernardas pradeda klijuoti. Kristupas sako, pasakyk mama, kad reikia mažų karoliukų. Iš tikrųjų, tai jeigu neturi, tai ir nereikia. Ir taip labai gražu. Prašom, pažiūrėkit. Labai gražu. Bet, nu, aš kadangi esu perfekcionistė ir man viskas turi būti padaryti iki galo labai, tai aš dar į tuos tarpiukus, kur didesni, į sveikatą, Teodorai. Primesiu Man karoliukų. irgi taip reikia, nes pas mane didžiuliai. Nu, tai gerai, po to Pas mane padarysite. irgi va. Klijais Ir ištepk visą. nesinervuokit ir po to mes pribersim karoliukų į tuos tarpus. Gali paduk Rasa tą B raidę, aš parodysiu kaip čia atrodo. Kur dariau B raidę ir kur gavosi dideli tarpai, tai tiesiog priberiau karoliukų, jie susiklijavo ir nieko nesimato, gražu gal. O tu gali papasakoti apie savo paveikslą, ar tau lengva buvo? Ne. Štai mūsų sagų dirbtuvių pabaiga, mozaika iš sagų, visų vaikų darbeliai išdžiūvę, sudėti, Buvo lengva. padarysim kokią nors kompoziciją. Prašau pasakyti jūsų, ar buvo lengva ar sunku. Bernardai, porą žodžių į mikrofoną. Buvo vidutiniškai. Teodorai, jums, ponaitė, atsukite savo veidelį į kamerą, prašom. Ne. Ne. Ir Marijonas, Marijonai, ką tu ten darai lovoj savo? Ar tau buvo lengvas ar sunkus tas darbas? Aš jau padariau. Gerai. Tai manau, kad čia nėra sunku, dėl to, kad taip kaip padarė Teodoras greitai, paprastai ir labai lengvai, manau, kad gali padaryti tikrai ir trimetis vaikas.